Vienas, du, vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 100. Ai! SMS atėjo. Ant kalno mūrai, joja lietuviai, joja, lietuvaičiai, neša, vainiką rutu. Ėjo ežiukas per mišką, užmiršo kaip kvėpuoti ir numirė. Ežys išdidus paukštis, kol nepaspirsi, neskrenda. Išmoko ežiukas kvėpuoti per užpakalį ir išėjo pasivaikščioti mišką, beidamas pavargo, atsisėdo ant kelmo pailsėti ir uždūso. Ėjo ežiukas per mišką, pamatė degantį tanką, įlipo jį ir sudegė. Nejuokinga, bet už tai apie karą. Ėjo ežiukas per mišką ir pamatė šalmą. O, čia apie karą. Sociologai nustatė, kad 99% žmonių atsisėdusių ant ežio rūpinasi savoju užpakaliu ir tik 1% pagalvoja apie ežio likimą. Ėjo ežiukas per mišką, užmiršo kaip kvėpuoti ir numirė. Norite išgirsti 100 kartų juokingesnį anekdotą? Ėjo kartą 100 ežiukų per mišką. Ėjo ežiukas per mišką ir meldėsi. Kad tik nepradėtų lyti. Tikriausiai todėl, kad prieš tai prasidėjęs lietus dar nebuvo pasibaigęs. Ėjo ežiukas per mišką pasišokinėdamas, lyg būtų koks pagrandukas su trenkta galva. O viskas pasirodo taip ir buvo. Tik jis buvo ežiukas, o ne pagrandukas. Eina du ežiukai. Atsargiai, lieptas baigėsi. Pliumt. Ką sakei? Pliumt. Aš telefonas, aš ne koks tai gramofonas. Kol manęs nieks nepakels, tol dainuosiu aš linksmai apie gėlės visokias, panelės gražias. Niekas nekelia manęs, todėl aš dainuoju savas dainelės. Ir dainuosiu amžinai, jei nepakels manęs jisai. Atsiliepk ir mes išpildysim kiekvieną tavo norą. Kiekvieną. Ei, mergytė Pugytė! Tau berniukas Papuliukas skambina. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Ne, nu, bachūras, jeigu aš būčiau tu, tai mylėčiau tik mane. A ne? Oi, SMS atėjo.